Focus stackingas makrofotografijoje. Reiškia, jeigu mes turime kažkokį tai vaizdelį ir fotografuojame makro, tai mūsų ryškumo zona, va čia jeigu pasižiūrėtų, yra labai siaura. Mes matome šitą, kaip sakyti, gerai sufokusuotą, o čia nelabai. Ir vat, jeigu padarom nuotrauką, o kaip matote, toliau yra neryšku. Vienas iš būdų išspręsti, jeigu mes nenorime nieko ten daryti, stekinti, mes galime uždaryti fotoaparato diafragmą. Tarkim, iki ten 16, atsiprašau, ne fotoaparato objektyvų. Ir kadangi mums trūksta šviesos, tai tada reikia užtraukti ISO. Ir vat, padarom nuotrauką ir kaip matote, čia pasidarė ryšku. Bet, kadangi mums reikėjo užkelti ISO, tai atitinkamai paragavom daugiau trukšmų. Su naujais fotoaparatais gal tai nėra didelė labai problema, bet vis dėlto gaunasi, kad tai nėra pats geriausias būdas gauti ryškiom nuotraukom. Tai gamintojai, kad išvengti šitos problemos, padarė tokį dalyką, kad fotoaparatas pats valdo fokusą ir tokiu būdu mes gauname kaip ir eilę paveiksliukų su skirtingais fokuso atstumais ir juos paskui galime kompiuterio pagalba sujungti į vaizdą. Tai va, toj pabandysiu pademonstruoti. Tai va, tai reiškia, mes dabar turim ganėtinai atidarytą diafragmą, ISO 100. Čia tas išlaikymas nėra taip svarbu. Einam į meniu, pasirenkam Focus Shift Shooting, tai reiškia fokuso stumimo tas fotografavimas. Atkreipkite dėmesį į fokuso skalę, specialiai paėmiau šitą objektyvą, kuriame matosi, kaip jis fokusuoja. Tai va, šitas dalykas judės. Mes pasirenkame, tarkim, 20 kadrų, kokiu žingsneliu mes judėsime, reiškia, kiek palaukti, jeigu, pavyzdžiui, trikojis juda. Čia, kad naudoti elektroninį, kad mažiau virpėtų tą, kaip sakyti, užraktą. Tai va, spaudžiam. Pabėgo. Pamatysim dar kartelį. Va. Pakšt, fotoaparatas fotografuoja. Kaip matote, čia dabar tas kadras kaip ir neryškus gavosi. Bet jeigu mes pabandysim tos kadrus keisti, jeigu atkreiptume dėmesį, čia truputėlį keičiasi tas ryškumo zona, nežinau, kiek matysis video, bet toj dabar pabandysim su kompiuteriu sujungti ir pažiūrėsim, kas gavosi. Su kompiuteriu jungiant, aišku, neišvengiamai, nepaisant geros ryškumo zonos, kadangi šitas objektyvas yra, jeigu pažiūrėti, jo tas priekinis straublys judantis, tai mes gauname tam tikrą focus briefing, angliškai fokuso kvepavimas. Reiškia, priklausom nuo to, kur mūsų fokusas, mūsų objektas yra skirtingo dydžio. Tai dėl to gaunam šiek tiek atributų. Jos kartais tenka pavalyti Photoshop'e žmonėm, kartais palikti. Tai va, taip tas atrodo focus stackingas.